Bebras. Man nereikia niekur grįžti. Esu ten, kur esu. Vis tiek didžiąją dalimi gyvenu pats iš savęs. Tiesa, kelių žmonių man trūksta. Tačiau žmonių, ne šalies. Andrius. Kiekvienam savo. Kažkada aš irgi labai mylėjau Lietuvą. Tačiau dabar tos meilės nebeliko. Anyway, wish you all the best. Linkiu sėkmės jums visiems. Cukeris. Jau man gėda būt lietuviu. Nebereikalo ir vėliava yra Etiopijos spalvų. Bananai, bananai, kur nedursi pirštu. Ten mužikiškos problemos. Robytė Ispanik. Gyvenu Ispanijoje jau daug metų, bet nei karto su niekom neturėjau problemų. O Lietuvoje išeini į šokius ir turi. Kodėl? Zalupa. Aš jums sakiau, kad nerinkti parsidavėlių korumpuotų, besmegenių valdininkų, bet jūs manęs neklausėte. Ir todėl jūs dabar gyvensite skurde ir nepritekliuje. Taigi kas dar pasilikę Lietuvoje, užgiedokit ožio balsu. What's still remaining Lithuania? Giedokit, baks. What's still remaining Lithuania? Giedokit, baks. Ir tas pats Zalupa. Jūs pasižiūrėkite visi, sėdintys Seime ar vyriausybėje, šypsosi laimingi. Ir tada pasižiūrėkit gatvėje į eilinius žmonės. Visi pikti, susiraukę, nepatenkinti, nelaimingi. O kodėl? Pamastykit. Taigi kas dar likę Lietuvoje? Giedokit, ožiai. Nu į ką? Tai ko jis čia dabar nori? Nu negrįž. Tai negrįž. Tai ką dabar daryt, kad jis negrįž? VX. Koks tikslas sėdėti Europos užkampyje? Statistinė. Aš niekada neturėsiu LT savo namų, nes mano pajamos yra neproporcingai mažos, lyginant su NT kainomis. Ar tai normalu? www. Sostinėje galbūt gyventi yra geriau, tačiau ir tai ne visiems. O kas darosi už sostinės, provincijoje? Čia karaliauja zombiai. Tiesiog kraupu į ką pavirtę atrodo buvę dar neblogi. Žmonės padorus jau seniai išvykę ir gyvena padoriai. Deivis. Viskas dėl per didelio išdidumo, kuris prasilenkia su tiesa, jog esi paprastas žmogus, nepamatuota puikybė veda prie kvailų poelgių, tokie kaip savizudybė. Aš manau, lietuviai nezino, kas yra. Tautiškumo ir kultūrinio pamato formavime yra kažkokios klaidos, kurios persidoda į personalijos formavimas. Pritariu autoriai. Manau, Seimo, prezidentūros, teisėsaugos nariai mąstytų su mielu noru. Deja, neturi su kuo mąstyti. Jiems galva nereikalinga, tik kepuriai ar skareliai nešiot. Na, o per lietų, kad neprilytų į kaklą, tai gaujų statytiniai, siauro protelio ir mąstymo, žmogiūkščiai, tai niekas. Kai skurdas pasibels į duris. Liko tik tie, kurie lipo iš duobės, nes tuomet nebuvo ES. Lietuva ES, eksperimentas, kaip likučiai išgyvens. Stebi ir kvatojasi. Kiek jie likę dar išlaikys. Kas kojas turėjo, tas jau iškeliavo, kol jėgos neapleido. Nors darbai tik fizinės jėgos reikalaujantis, bet vis tiek nepašalpos dydžio. Ir kam valdžios struktūros dar likę, kai liko kelios pušelės. Aš su aukštuoju dirbu per 2 darbus, bet nupirkti vaikui knygą
Man tai jau prabanga. Taip ir gyvenam. Ne kažką. Ugu. Yra daug ir Lietuvoje pavyzdžių, kai palieka tėvus ir išvažiuoja į kitą miestą dirbti. Dėl to nematau skirtumo, ar išvažiuoja į kitą miestą, kur grįžti pas tėvus 2 valandos, ar į kitą šalį, kur grįžti irgi 2 valandos. O kai sako draugai Lietuvoje ir panašiai, kad čia PVZ Londone daugiau pažįstamų ir draugų suvažiavę nei likę Lietuvoje. Kartais pagalvoju, būtų faina grįžti į Lietuvą, bet kad draugai tai visi čia. Norėčiau, kad visi grįžtų, tada ir aš grįžčiau. Bet dabar nenoriu vienas šmirinėti gatvėmis, kaip koks vaiduoklis. Audrius Z. Aš nenoriu, kad mano vaikai eitų į Lietuvos mokyklą, kur klesti smurtas, agresija, patyčios, kritika individualumui, neapykanta, žudimai. Tokia visuomenė neturi ateities. Nebeliko šventumo, Visas amžinų Alfonsas, vertybių. nežinau kam Žudimai dirbt Lietuvoje, Airijoje, mokykloje. kai vaikai kliedi auga stipriai. ant Lietuvos. Wow, cigarečių pakelis ir naktinis klubas. Wow. Nu jeigu žmogus pasigirtų, kad lankosi Pagaliau, gerų grupių gyvos įstatymas, muzikos koncertuose, kova su pasaulinio smurtu, lygio, operose, laimė teatro gastrolėse, smurtaujantis. sutikčiau, kad yra ko Tai kur pavydėti. nueisime? O dabar tu tik Susinaikinimas. paklausyk. Cigarečių Nes pakelį gali priimti nusipirkti įstatymai ir už 10 eurų. neatitinka Wow. realybės. K. Žmonių Lietuvoje yra per daug. Pasiplovęs. Lietuva tai ištisas degradavęs gaidynas, kur niekas nedirba, o tik spekuliuoja. Iš NT Lietuviai niekada negrįšiu išgamos. į LT. Šį kartą aš be Hebra, komentarų. davai nenusivažiuojam su demokratijos perteklium. Kaip kad nusivažiavo Prancūzija arba Didžioji Britanija. Jūs ką, norit masinių riaušių ateityje, tarp juodžių ir lietuvių, kokiuose naujininkose Taip. ir musulmonų geto kur nors Šudina Grigiškėse. salelė, baisi, nekultūringa, Pueblo. žmonės Huine nemalonūs. kažkokia. gyvenčiai. Į Lietuvą Kraštas, galima kuriame grįžti, visat blogas oras. jei tik Ir žinai, pavydas, kad pavydas, babkių pavydas. Aš uždirbtų. ir aš Ministrai Be to valdys užteks kėlės, iki vagių vagys be mirties. kultūros, netolerantiški Gimiau ir gyvenau žmonės, Lietuvoje visad ir labai knisasi, ją kas su kuo mylėjau. miega, Prigimdžiau tinginiai ir vaikų, gobšuoliai. nors buvau pakankamai Pasmirdę protinga tikrai 40 universitetui. Aš Bailus. myliu Norėjau savo šalį. būti gera Todėl mama, tiek iki begalybės. būsima žmona. Ir nieks Bet nenori tada myliu mano savo vyras šalį. išbėgo paskui Bet nekenčiu Londone. valstybės. Ir tada manęs niekam nereikėjo. Gėda čia gyventi. Nei Lietuvai, Tikrai nei lietuviams. gėda. Nenoriu ir negrįšiu. Ir vaikai irgi nenori. Ir grįžti Aš nenori. Jaunas 31 Nereikia. metų Kaip gera vyras. gyventi Lietuvoje, Negalėjau darbo kai susirasti. joje negyveni. LT praėjau 100 įmonių. 40 Pasiūlė metais. 8,20 Aš myliu savo šalį. Juk Iki čia yra begalybės. Patriotas. Aš Ir myliu taip savo su šalį, sąlyga. Tiek to, bet prisipažinsiu. nekenčiu Aš valstybės. irgi brauksiu Sėdi ten. paršai, Jau greit. išvertė pilvus. Jei kas nežino, Fū, Norvegijai patriotai darbą miršta radau per 2 fronte. savaitės. Arba būna sutrypti. Siunčiu padedu mamai. O dabar jie einu išlaiko valgyti. būto Arbūzų. minimumą Už gaudama. 0,99 litai už kilogramą. Pažinčių ir Iš verslų Norfos LT. 5 Aš. kilogramai. Sunku. Jaunas LB. 31 Bet metų kad vyras. šalis graži faktas. Negalėjau Mylim tą darbo Lietuvą. susirasti. Bet išgamos miškus leidžia kirsti. LT pradėjau 100 įmonių, pasiūlė 820 į rankas. Pensininkas. Juk čia yra absurdas. Prisimenu vaikystę Ir taip su kaip sąlyga, tada puikiai pagalvosiu. atrodydavo Sėdi paršai kolūkių laukai. Ar išvertė lėktuvai pilvus, Net apie elektros pilni, laivus, kurie darbo būdavo, tik išskrenda į javuose savaites. būdavo apsėta kažkuo, kad piktžolių nebūdavo. Dabar visi laukai virto erkinais, Mokytoja. išnyko pempės, kiškiais. Ir aš stirnos. galvoju, kad tik Žmonių dorų, kaimo sąžiningų vos darbų keletas kaimų reikia Ir ką užsidėti. tu grėbsi? Išmirė Su miesto mokiau ir Ar vaikus senus sienį. lapus? Ar visą Kokia valdžia, mėšlą iš toks ir Lietuvos? ūkys. Gali Žinot, dieną kas išėjo? naktį Greit grėbti. bus maža pensija, Vis vien būtas visko neremontuotas, neapgrėbsi. nes tiek nesutaupiau, Sūnau, tu negrėbk. etatų mažinimas, Tu žiūrėk į atsidūriau ateitį. darbo biržoje, Pagalvok, kur duoną o taip užsidirbsi. tikėjau šviesia Grėbdamas, Lietuvos tikrai ateitimi. nebūsi laimingas. Jo, Gailiuosi, ale ir lietuvai grėbės jau. pilni tik Atgyveno. išskrendantys. Žiūrėk į priekį, sūnau. Aurelijus, geriausia iš savo tėvynės niekur neišbastyti. Tai nereikės rūpintis, kad tavo palaikai nebūtų palaidoti, Jot. kur nors šalia kokio Lietuvoj turko ar Tai rumūno. gamta gera. Daugiau Dėjau, nieko. pats Gero. gražiausias miestas
Vilnius atrodo kaip gražiai papuošta šiukšlių dėžė ir parvažiuodamas pavasarį pasijunti kaip patekęs į pokario valstybę, kur pastatai tokie pilki, myliu tėvynę, bet ir kai tu pasakai atsiprašau, užmynęs ant kojos kažkam autobuse, į tave pasižiūri kaip į kažkokį kvailelį. Ai, nereikia man tokios tėvynės. Dar metai ir pučiu iš čia kuo toliau. Likite sveiki.